Dar noriu porą žodžių pasakyti apie tai, kokias, pavyzdžiui, kokius jūs žodžius šnekate, kaip jūs programuojate savo dieną, kaip jūs šnekate, kokiais žodžiais, kokias jūs programas paleidžiate. Jūs žinote, kad žodis tai yra energija, taip kaip ir mintis yra energija. Mintis yra kitokia energija, žodis yra kitokia, jį duoda materializacija. Taigi, kokiais jūs žodžiais šnekate savo buityje, kokius jūs vartojate, tai yra labai svarbu. Tai lygiai taip pat tie žodžiai, kuriuos jūs vartojate, jie išreiškia jūsų vibraciją, kokia jinai yra. Jeigu jūs dažnai naudojate atitinkamus keiksmažodžius, tai tie žodžiai ir duoda jums tą pažemintą vibraciją. Jeigu jūs naudojate daugiau žodžius kitokius, gana nuoširdžiai pasakytus, ir tai yra lygiai taip pat yra svarbu, kokioje jūs būsenoje tos žodžius šnekate, kokioje emocijoje šnekate tos žodžius. Taigi, visą tai duoda jūsų materializacijai. Taigi, jeigu jūs vartojate dažniau švelnius žodžius, tokius kaip meilė ir kitokius žodžius, aukštų vibracijų žodžius, jūsų materializacija vyksta daug greičiau ir jinai vyksta, ir ne tik tai, kad pakelia jūsų vibracijas, taip, jinai pakelia jūsų vibracijas, taip, jinai vyksta pagreitinta materializacija, taip, jinai jums duoda tas situacijas įvairias, tos, kurios yra konstruktyvios. Jeigu šnekate žodžius tokius kaip destrukcija, einate į destrukciją, galite šnekėti įvairius keiksmažodžius, tai irgi veda į destrukciją. Tai atitinkamas ir situacijos pas jūs bus, atitinkami ir žmonės aplink jūs bus jūsų aplinkoje būtent tokios vibracijos, kokios jūs esate. Jūs turbūt pastebėjote, kad dauguma žmonių yra tos pačios vibracijos kaip ir jūs, jūsų aplinkoje. Tai yra jūsų tokia aplinka. Jeigu jūs norite šią aplinką pakeisti, pirmiausia pradėkite nuo savęs. Nuo savęs pakelkite savo vibracijas, pasižiūrėkite, kokius šnekate. Jeigu jūs vartojate keiksmažodžius, patartina juos tiesiog stengtis juos išvesti iš savo kalbų režimo. Taip? Tai tuo metu jūs aiškiai galėsite pakelti savo vibracijas. Tai yra labai svarbu, nes, kaip ir sakiau, jūsų vibracijos formuoja jūsų aplinką, kokia jinai yra. Tai ir tie žmonės prisitraukia į tą jūsų aplinką, kokia jinai yra. Jeigu jūs gyvenate baimėje, tai atitinkamai prisitrauks ir tie žmonės, su ta baime gyvenantis. Jeigu jūs turite kažkokių psichologinių problemų, atitinkamai prisitrauks ir tie žmonės turintys tokių pačių problemų. Jeigu jūs gyvenate harmonijoje, meilėje, pusiausvyroje, atitinkamai prisitrauks ir tie žmonės, kurie gyvena būtent šiuose vibracijose. Taigi ir tie žodžiai, kuriuos jūs dedate, įprogramuojate savo dieną, duos jums lygiai taip pačią materializaciją. Taigi, kokius žodžius šnekate? Tai jeigu jūs šnekate su harmoningais žodžiais, aukštos vibracijos, meilės žodžiais, ir tai žodžiais, kurie atveria širdį, kurie jūs galite išlaikyti širdies zoną atvirą, tai atitinkamai ir jūsų vibracijos bus gana aukštos ir jūs formuosite tos įvykius, kurie jums duos jūsų realizaciją ir konstruktyvią realizaciją. Taigi labai svarbu žodžius, kokius jūs programuojate savo dieną, nes būtent žodžiai yra programa. Programa labai galinga programa. Pirmiausia ateina mintis, paskui ateina žodis. Ir tas žodis duoda jums materializaciją. Ir tai yra svarbu kiekvienoje dienoje. Jūs vystote, jūs keičiatės energijomis, jūs keičiatės materializacinėmis plokštelėmis, taip, ir tomis energijomis, kurios sudaro jūsų materiją. Taigi viskas yra tik tai priklauso nuo jūsų sąmoningumo, koks jisai jūsų tas sąmoningumas, kokio jisai lygio, ant kiek jūs suprantate. Taigi nuo jūsų sąmonės įsiplėtimo. Taigi, kiek jūsų sąmonės yra įsiplėtusi, kiek jinai supranta, kad geriau tokį žodį nevartoti, o pasirinkti visiškai kitokį. Pavyzdžiui, žodis, kad ir nereiškia negatyvus, bet tiesiog žodis ne, tai reiškia visatai, tai jisai nematomas. Taigi, tiesiog norint kažkokią programuoti, tai geriausiai nevartoti tokio žodžio, o tiesiog pasirinkti tą teigiamą žodį, kuris reiškia visiškai tą pačią prasme, bet visiškai kitokį, gana vibracingesnį žodį. Taigi, mielieji, žodžiais jūs save programuojate. Mintis, kuri ateina pas jūs į galvą, tai irgi gali būti priklausomai nuo jūsų lauko švarumo. Jeigu jūsų lauko švarus, tai jisai dažniausiai ateina nuo aukščiausio aš. Jeigu jūsų lauko jisai užterštas, skylėtas, jeigu jūsų laukas yra nelygus, jeigu jisai turi atitinkamų būtybių gyventojų, tai aišku, dažniausiai bus jų mintis ir jūsų aukščiausiasis aš, jūs jo negirdite. Taigi, tas mintis, kurios ateina, kad ir laukas jisai yra skylėtas, jeigu jis ateina kažkokios destruktyvios mintis, tai dažniausiai yra jų mintis, tų būtybių mintis, kurios nori jums suteikti baimę, jie minta tomis sunkiomis energijomis, baimės energijomis, streso energijomis, įtampos energijomis, jie tuo minta. Ir jeigu jų pas jumis ateina
mintis kažkokios, kažkas tai gali atsitikti, ar tai kažkas tai gali nutikti, tai čia dažniausiai ypatingai liečia tas mamas, kurios labai pergyvena dėl vaiko. Jeigu vaikas ten negrįžo, pavyzdžiui, 6 valandą namo, ar ten jisai daug vėliau ruošiasi grįžti, ar ten nepaskambino, ar ten ir mama prisigalvoja įvairias situacijas, tai jau yra, aišku, čia jau turi būti sąmoningas pasirinkimas ir turi būti sąmoningas supratimas, kad tai yra ne jos mintis, kad tai yra mintis prikišamos ir jinai gali rinktis mintis, nes būtent nuo minties vyksta jūsų materializacija. Ir taigi, kokias jūs mintis išreiškite, tas dar paskui žodžiais jūs jeigu ištvirtinate, tai tas ir įvyks, reikia tą turėti supratimą. Tai geriausiai mintis iš karto pamatyti, jeigu jos yra destruktyvios, pamatyti tas mintis ir jas tiesiog yra labai nebloga praktika, kai tu pamatai tas mintis, destruktyvės mintis, kad jos jau, tu pripažįsti, kad tai yra ne tavo mintis, tu gali jas tiesiog paprasčiausiai jos nunulinti. Labai greitas ir efektyvus sprendimas nunulinti šias mintis, tiesiog supliauškiant delnais ties trečia akimi, ties kakta. Tai tiesiog supliauškiant ir kad ta energija įsisklaidytų. Tai čia garsas, būtent ta vibracija, jinai įsklaido tą energiją, kuri yra destruktyvi energija. Ir šita mintis jau nepasiekia to pageidaujamo, to nenorimo rezultato, kaip jūs nenorite, jau neįeina į vykdymą. Nes dažniausiai, kai yra mintis, yra toks procedūra. Kai yra mintis, yra nunešama šita mintis, intencija yra nunešama į visatos kanceliariją. Galima dar tai netgi taip vadinti. Ir tiesiog, ir būtent ta visatos kanceliarija, jinai vykdo jūsų pageidavimus, jūsų minčių užuomazgas, jeigu jūs patvirtinate žodžiais, veiksmais, tai jau žinokite, kad tas jisai ir įvyks, tas ir bus. Taigi, jeigu jūs turite mintis kažkokias negatyvas, tai geriausiai garsas, jisai duoda vibraciją, tai yra dažnis, kuris nuneša šitą mintį, anuliuoja šitą mintį visose lygiuose. Tai tiesiog žinokite, tai yra labai, arba galite tiesiog sakyti, stop, čia ne mano mintis, aš jas sustabdau, man jų nereikia, čia yra ne mano, aš jų nepripažįstu. Ir pasirinkti iš karto matyti savo, kad vaikas jau jisai grįžta, jisai saugiai ramiai grįžta už pusvalandžio ir jūs pamatysite, kad viskas taip ir vyksta. Jisai grįžta už pusvalandžio saugiai ramiai ir neturintis jokių problemų. Taigi jūsų mintis, jūsų žodžiai duoda jums materializaciją. Taigi reikia labai atsargiai tai vykdyti, ypatingai dabar, kai yra energijos, jos yra aukštesnio vibracinio lygio, kai jūsų vibracinis lygis yra, jeigu jisai pakilėtas, jeigu jisai yra aukštesnis, tai viskas vykdosi, viskas materializuojasi labai greitai čia ir dabar. Tai tada reikia būti atsargiai su savo mintimis, su savo žodžiais, jeigu jūs nenorite, kad visa tai materializuotųsi čia ir dabar. Taigi, naudokitės šią praktiką, jinai tikrai labai veiksminga, anuliavimo praktika, minčių anuliavimo, ir būkite sąmoningi, nes tai yra svarbiausias prioritetas būtent šiomis akimirkomis ir būtent šiuo laikotarpiu.